Jūratė iš Vilniaus paskambinai, įtraukime ir klausytojus. Labadiena, Jūratė. Labadiena. Mano nuomonė, Skardžius ir yra tikriausia 5. kolona. Ir tiesą pasakius, net šlykštu klausyti, kaip iš pradžių nepritaria svarstymui klausimų, kurie svarbus Lietuvos saugumui, paskui bando visaip meluoti, kad Latvija turi kitokius sprendimus. Vienu žodžiu, neieškokite kvailių. Dėkui už nuomonę. Aš norėčiau sakyti, jeigu galima. Tai pirmiausia, gerbiama ponė, aš esu parlamento gynėjas. Vienas dalykas, kada rusų buvo invazija, kažkas sėdėjo partiniuose kabinetuose su Borokevičium, man teko būti ir prie bokšto, aktyviai dalyvauti ir savaitę praleisti ginant parlamentą. Vienas dalykas. Antras ten dalykas. Saugumo pažymas tiek NATO, tiek nacionalinės turiu nuo pat 2000 metų, kai tapau parlamento nariu. Prašome, gerbiamoji ponė, tiesiog, valdyti savo emocijas ir nekalbėti to, ko jūs ten nežinote, nes būtent tokie žodžiai, ką kalba prezidentas, ką Seimo pirmininkas, skaldo visuomenę, kada reikia mums visiems vienytis. Pone Skardžiau, trumpai, o dabar irgi turit leidimą dirbti su slapta? Aš visą laiką turiu ir mano leidimas dar galioja turbūt iki beveik kadencijos pabaigos, ten 27. Be abejo, jis nuolat yra pratęsiamas. Tai dabar jau atsinaujinot, kitaip tariant, nesate tarp tų 7, dėl kurių Seimo pirmininkas... Aš nežinau, ar yra ten 7, aš manau, kad leidimo turbūt daugiau ten neturi, bet ar reikia tiek? Ir aš noriu pasakyti, kad mūsų parlamentas, ir ne kartą aš kalbėjau, kad nėra Šiaurės Korėjos parlamentas, kur ir nėra spec tarnyba, kokia, valstybės saugumo departamentas ar ten kažkokios, kur reikia šitą, nes reikia tam, kam reikia. Man reikėjo, aš buvau Seimo pirmininko pavaduotojas, vadovau įvairioms komisijoms. Taip, ir dabar jums reikia, ir dabar man reikia, aš jį turiu, viskas yra. Ir visos, ką kalbėjo premjeras, visi parlamentarai yra išties lojalūs valstybei, nes saugumas teikia pažymas valstybės vadovams, prezidentui, Seimo pirmininkui ir premjerui. Ir jie turėtų tą dalyką pateikti. Tai premjeras aiškiai pasakė, Gintautas Paluckas, kad nei vieno Seimo nario nėra. Apie 5. koloną tai taip pat pasakė, kad tai yra valstybės skaldimas, kai reikia telktis, parlamento skaldimas. Seimo pirmininkas beje nuo savo žodžių jau atsiribojo. Pone Skardžiau, išklausykim klausytojas, 2 net laukia eilėje. Henrika iš Vilniaus, labadiena. Sveiki. Vis pirma, mane tai pribloškia tas provincialumas pokalbio, gerbiamos Skardžiaus bent jau. Čia Landsbergio, atleiskit, Landsbergis buvo vienas iš geriausiai išsilavinusių, absoliučiai be jokios klaidos kalbančių anglų kalbą ir labiausiai gerbiamų žmonių aplamai Europoje ir visam vakarų pasaulyje. Tai dovanokit, mūsų iš viso yra nepilnai 3 milijonai, mes atrandam dar galimybę, kaip kokios turgaus bobos, bet daugiausia bobų yra diedai, be jokios abejonės, ir amžini tie pleckai, ir amžini kalbėjimai apie asmenį, ne apie reikalą. Natūralu, tai yra būtent, sakysim, rytų įtakų tikslas pirmiausia mūsų skaldyti. Ir kas skaldo? Tai aišku, kad skaldo gerbiamas Skardžius su visa kompanija, kuriais pakeitęs berods 5. kartą. Lojalus asmuo valstybei. Dėkui, Henrika. Aš atsiprašau, tai iš tikrųjų yra pasibaisėtina. Labai laiko mažai. Dėkui. Ačiū, aš nežinau, apie kokią asmenį jūs kalbate. Asmens aš neminėjau nei... Sakėt, Landsbergio politika, tiesama, čia turbūt į tai buvo reaguojama. Irena iš Alytaus, labadiena. Trumpai paprašysim, jeigu galit. Aš labai trumpai. Ponas Skardžiau, jūs 5. kartą sėdite jau išrinktas atseit. Ir jūsų ta visa susijusi politika su Baltarusija, su visu. Ir aš tikrai esu įsitikinus, kad jūs priklausote tai 5. kolonai, kuris skaldo mūsų Lietuvą. Ačiū. Ačiū, neturiu jokių ryšių nei su Baltarusija, su Baltarusijos prezidentu Glebešiavusiu Kubilius, kada statė Astrovo ir Visagino atominės elektrinės, yra visa medžiaga surinkta ir taip pat po vienu skėčiu stovėjo Grybauskaitė. Aš nestovėjau nei su vienu Baltarusiu. Paskolų iš Gazprombanko esate paėmę? Ne, jokių paskolų aš verslo neturiu. Jokio Baltarusijoje neturiu, todėl kad šeimos verslą turėjo. Jokio šeimos.
Jokios šeimos net nebeturit. Palaukit, ne. Juokauju. Jūs ten juokaukit, nes žmonės reaguoja labai rimtai. Lietuvoje mano žmona turėjo 20% saulės elektrinės nusipirkusi iš lietuvių ir pardavė 20%, tai yra mažasis akcininkas ten smulkusis. Su Baltarusija jokio verslo neturėjau ir neturiu. Tai yra tiesiog šmeižtas, kuris viešai skleidžiamas dėl mano politinės veiklos. Dėl šmeižto visą laiką galima gintis teismuose. Pone Griškevičiau, vis dėlto grįžtant prie jūsų, Demokratų sąjunga vardan Lietuvos dirba koalicijoje, nors partnerius, praktiškai atvirų tekstų vadinat penktąją kolona. Kodėl taip yra? Jūs praktiškai net ir atvedėt Nemuno aušrą į koaliciją, o dabar apie juos taip pasisakot. Mes pradėkime nuo vis dėlto to termino penktoji kolona. Kažkas prisimena, kaip jisai atsirado, Ispanijos laikus, Franko laikus, bet kaip terminas juk evoliucionuoja. Tai dar kartą pabrėžiu, kad tai yra apie kenkėjišką veiklą, galimai, sakau, neatvirą, būtent tam tikrose svarbiuose klausimuose. Ir tokia veikla, toksai kalbėjimas atranda savo vietą ir visuomenės galvose. Tai tas yra pavojinga. Dar du klausytojai, Vytautas iš Alytaus, sveiki, trumpai prašysim. Labadiena, aš apie Skardžių. Vykit jūs iš radijos, vykit šitą gynėją parlamento. Gyvenam. Jo, demokratinė, tai tegul mes į Baltarusiją ir tegul sėdės ten toj Baltarusijoje. Supratom, dėkui, Vytautai. Gerai, dėkui už nuomonę, pane Skardžiau, labai mažai laiko. Jūs jūs įvardinote, kas yra ta penktoji kolona, nes jūsų partija vakar išplatino pranešimą ir irgi vartojo šį terminą. Kaip jūs jį suprantate? Aš manau, aš suprantu terminą, kai mes kūrėm sąjūdį 88 metais, kai kas stojo į komunistų partiją ir kūrė tą penktąją koloną. Mes girdėjome tada apie Bezdonių Respubliką, prisimena tuos laikus. Jo, kad atsiskirti čia lenkišką kraštą ir visą kitą. Tai ačiū Dievui to neįvyko, apginėme laisvę ir apginsime demokratiją parlamente. O prezidentas greičiausia, pamatęs, kad bliūkšta tas su Estijos deleguota komisarė užsienios politikoje, ponia Kalas, vietoje 40 milijonų paramai liko vos 40 milijardų liko vos 4 milijardų, iš kurios galima 200 milijonų tik sviedinių ten nupirkti Ukrainai. Toliai, išeinat jau. Aš einu iš to ir prezidentas komentavo iš Briuselio. Tai galbūt yra čia problema, bet Nemuno aušra palaiko visas europinės, NATO, sakykime, tas Jungtinių Amerikos valstijų sankcijas, dėl vietinių ten sankcijų. Aš manau, po diskusijos ir po svarstymo, aš labai tikiuosi, bent aš balsuosiu už. Dėkui Jums už tai, kad šiandien atvykote. Seimo nariai Artūras Skardžius ir Domas Griškevičius diskutavo pirmajame LRT radijo ringo raunde. Taip, o dabar žodis ekspertai.